ką, sveiki visi. Atvarėm pasiimti pirmą dalyką, fūrą. Pasiimsim fūrą, tada ne? Rakčiukai rasti, viskas good. Varysim dabar į bazę. Čia prie Sysio, kur yra šitam haštade. Reikia pasiimti kaušą vieną tokį savartomą. Ir pasikeičiu, palieku savo mašiną, pasiimu darbinę mašiną. Ir tada prasidės kelionė. Ja, sakau, apie 6 valandas, gal tursim 6-7 valandas. Tai biški užims laiko. Bet jie kada padarys. Tai va. Kas dar? Daugiau gal nieko. Varim žiūrėti, viską, tada daiktus susipilnuoti ir daug. Nu va. Atvarėm į bazę, kur prieš tai buvom. Tai aš pasiėmu lengvikę, savo pastatau šoną, persimečiau daiktus. Bičas su fūra ir įsimesim aną kaušą. Nes pirmą tos, kaip ir sakiau, atitvarus pradėsim valyti. Ir tada važiuosim apie... Kiek čia mes važiuosim? 100 virš kilometrų, bet ten keliai po 60 zonos, nu žodžiu, ilgai reikės važiuoti. Tai pasimsim tada ratinį krautuvą, priekabą ir pasimsim dar kažką. Daugiau nieko. Ir tada važiuosim dar virš 100 kilų gal. Bet irgi ten kaimais, ten labai ilgai kalnus, ten toli važiuoti, žodžiu. Daug laiko užmuša. Tai va tokie dalykiukai. Pasiėmė traktorių, gerai, kad traktorius tokčiukai buvo. Niekam nereikia skambinėti, klausinėti, nes nežinom nei kodo įėjimo. Ir šiaip vienas tik traktorius tėra čia. Daugiau čia nieko gero nėra. Nu kaip nieko gero yra, bet mums netinkami dalykai. Aliuja! Yra viskas. Turim šitą. Visi patenkinti. Mes tiksliau patenkinti. Varam toliau. Žiūrėsim. Nežinau dar kur gyvensim. Nežinau. Į bazę tikriausiai praeitą irgi ten varysim, nes ten daug vietos įsikrovinėti galėsim viską. Bet gyvenimas ir visi kiti reikalai neįsivaizduoju. Neturiu žalio supratimo. O dabar dar pasistatau šitą paėmų mašiną, savo pastatau vietą. Ir, išdariaus dar kortelę dizelę pasimti, reikia važiuoti šitai kuro prisipilti, nes nieko nebėra kuro. Gera, nauja mašina. Dar norėjau papasakoti ne vakar, jau kaip pasakiau, ten tam pagrindiniui, kad išeinu iš darbo. Tai prieš kelias dienas, žodžiu, šnekėjau su to mūsų vietiniu padalinio bosu, tai sakau, galbūt, sakau, kažkada, sakau, nežinau, ką veiksiu Lietuvoje, sakau, gal turėsiu kažkokį laisvą mėnesį, sakau, gal būtų smagu sugrįžti pasidarbuoti, bet čia tik tai tarp kitko, sakau, čia tik nesakiau, kad aš atvažiuoju ar dar kažką, tai žodžiu, vakar šnekam, tai jis jau man sako, tai tu juk atvažiuosi žiemą, ne? Iš karto jau, ta prasme, spaudimo. Sakau, ne, tai sakau, nesakau ne, bet nežinau, nes nežinau, ką veiksiu Lietuvoje. Bet jo, tik daviau tokį prošvaistį, tai iškart pradėjau, jau atvažiuosi, sako, ne. Bus matyti. Gal nuvažiuosiu, o gal nenuvažiuosiu. Žiūrėsim, kaip čia kas ką. Tai va, tai norėjau savo reikalą. Va toks va čia reikaliukas, dabar išpakuotas jisai visas yra. Čia važiuoja tarp atitvaro jau kažkada kaip pasakojau, o čia važiuoja toliau žemyn, viską stumia metą. Na jo. Pagaliau veikia, toj sulaužysim. Nu jau ilga netruksa. Mes sugebam įlėpį ir sulaužyti.
Gerai, žiūrim, kas per du. Pažiūrėsim, kokį traktorių paliko. Kaip kas. Turėtų būti. Ai, ne, da, žiūrėk, normaliai negali pykt. Va, prašau. Nu, žiūrėk, tau patys. Aš švarų palikau, nes aš išvaliau visą. Aš irgi išvaliau prieš pradinus, bet kažkas pas man prieš šiek metų. Posėdinė. Žiūrėk, tas yra kitoks, o kur mano laikiklis GoPro kameros jau bus nupypinė. Žodžiu, nėra. Čia buvo prikliuotas, bet dabar čia yra telefonui. Nu, aš pasiimti on dabar. Na, netinks toksai. Nu, koks kartas. Ne, kur nors galbūt padėjai, jeigu į dėžalę dar kažko reikės. Žodžiu, bandom supakuoti tą aparačioką, žiūrėsim. Nu ką, pasikrovėm, užvažiavom, eisim dėti grandines ir tiek žinių ir pradėsim lėkti link kitos vietos. Čia viskas kaip ir good. Tai va, du aparatus turim. Realiai tik tai spėju, kad tik tai sono ir tai spėsiu, vėl neteks man to pavairuoti, nes daug yra likę su to dirbti. Tai nežinau. Bet jo, atrodo viskas gerai. Tai va, tiek žinių, einam tvarkytis. Sustojau čia miestelį, davažiavau, Slovaja. Ar kaip iš čia turėtų tartasi. Tai galvoju kažką pavalgyti. Rinkaus pagal Google Maps'e, ten pareitos. Nusibodo rinktis ir važiuoju toliau. Reiškia tiek, kai ten noriu valgyti. Nuvažiuosiu į kitą miestelį, tenais pavalgysiu. Dar liko nemažai kelio, bet iškentėsiu. Kaip nors. Tai va, o šiaip tai važiuoju ir tiek. Nieko gudro, kaip sakant. Nieko gudro, nieko mandro. Jo, lekiam. Na va, atvažiavau, varau pasiimti Darių iš fūros, pasistatysim viską. Pasistatysim šiandien jau ką, jau po 3. Žodžiu, tai užtenka šiandien. Nes gal jeigu nusiimtumėm, ko pradėtumėm, tai ir sakė, skambinu, tai aš šnekėjau su bosu, sakė, po daug nedirbti, sakė, nevarykit po 15 valandų. Sakau, gerai. Sako, 10 tai, nu tai ką, jau čia panašiai tiek ir gaunasi, jau šiandien vien važiavim su viskuo. Tai atvarėm jo, aš jau buvau ir viešbutį paėmė, Skandiką. Toks susižiūrės atrodo toks, galvoju, niekas savo kažkoksai. Kaip visada noris gerai, bet viduje viskas gerai, fainai. Tai man dar ir pasisekė, sakė, nebeturėjo vienviečių kambarių, tai man tokį upgreidintą davė. Tai iš dalies man pasisekė, o dar jis gaus vienvietį. Kas pirmesnis, tas gudresnis, tai ką aš padarysiu. Tai va, vakarienę gausim, viską gausim, sekmadienį tik nedirbs, tai reikės jau ieškotis patiem, kur pavalgyti. Kažkur kažką, ar kažkaip, na, sugalvosim. Tai va, tokie dabar dar ir reikaliukai. Lekiu, žodžiu, pasiemu ir paskui jau valysim į viešbutį, parodysiu viešbutį. Nu, prilėkėm ir į viešbutuką, aš jau buvau. Bet toks, nežinau, gal kaip pirmas įspūdis, kai vienuolynas, bažnyčia ar vaikų darželis buvęs. Bet vidu gerai. Nedėjoju, tik taip pirmi įspūdžiai. Galvoju, čia dabar atvažiavom. Kaip praeitą kartą gyvenom ten tokioj gondiniai. Galvoju, miau. Nu, gerai. Dar jis prisičekinti, aš prisičekinęs, tiek žinių. Na va, galima užimti ir mano kambariuką. Gerą gavau. Pas Dariaus lygiai toks pat, tik pas jo sofos nėra ir 2 lovos tokios. Pas mano viena, tai aš mėgstu miegoti plačiai, tai man very good. Ir sofkytė bus, televizorius ir vaizdas. Šioks toks į pelkę. Ir pažiūrim. Toiletas. Čia dar toiletas. Dar šviesos neradau, nu, toiletas kaip toiletas.
problema, aš kad įsidėjau naujas baterijos. Tai ką valgysi? Angusą. Black Angus. Žodžiu, valgysim Angusą. Valgysim juodą Angusą. Ja, ne. Vat, visokiam problemai turiu žiūrėti. Black Angus. Nu. 36 eurai. O kaip jie? Eina. Čia mes sėdėm, aptarėm kepsnių skonį ir baigtumą kepsnio. Tai bičelis dirba virtuvėje ir sako, iš kur jūs esat? Sako, ne, pasiūlė iš tikrųjų bulvių košę ten ar kapelį, nu, vien žodžiu, ten taip, sako, sutinkam? Jo, sutinkam. Tai pasirodo, jisai moka ganėtinai puikiai šnekėti lietuviškai, bet yra italas, kurio žmona yra lietuvė. Tai fainai. Sakyk, man čia patiko, sako. Va, mum Marko pagamino idealiai atrodinti kepsnį, bulvių piurė. Taip. Bulvių yra... Taip. Man geras, normalu. Bulvių piurė apkepta orkaitėj. Yra dukes potet. Nieko negu parfumos. Taip, dukes potet. Yra, pomidorai su daržovims ir pipirių padaža ir Pipirinis padažas. antriko riba. Pirmai filmavau, tai kamerai suprodė. Tai jo, italas Marko su valgėm kepsnių. Patiko. Aš pats esu kepsnių kepėjas, tai prašiau mediumo, gavosi biškį daugiau medium vėl, toksai, nesvarbu čia, žodžiu. Mėgstu aš pats pakepsniuoti kepsnius, tai bet, žodžiu, dar jūs norim atskaityti, kad užsirašyti kambarius sąskaitas, tai atnešė tortą, tu sako, neskubėkit, pasidėkit, kur jūs čia skubat. Aišku, mes šitoj pačioj vietoj ir esame. Tai, bet, žodžiu, varam pašnekėti su žmogum, fainai. Pasiėmėm kavutės. Piragų nemėgės, valgau realiai tik iš mandagumą, tai bet nu jo. Šitas pirmas buvo su braškių piurė kažkokia sakė, tas kaip suprantu obuolinis, o šitas bus vaisinis, tas bus pats skaniausias spėju su braškiam arba avienėm. Su ūgu. Su ūgu. Toms atėrė, nuėjo miegoti. Tai jo, tokie reikoliukai. Fainai malonu, smagu. All good. Dalis privalgė, aš privalgiau. Persavai. Toks pilvas. Atnešė čia nuo lauktuvių, dar kažką. Bandė užglaistyti tikriausiai kepsnį, kad niekam niekada neskaičiau. Ne, ką iš tikrųjų. Malioningas, gerai žmogus. Kaip Italijai pasakyta. Panašiai taip šneka. Bet fainai eina sam. Tikrai. Tai va, draugai, viskas. Vakaras. Filmuko montavimai. Poilsis, miegas. Rytoj darbo nereikia, tai žiauriai noriu nuvaryti į Vikingų muziejų. Čia yra prie Lėkinės. Už Lėkinės kokia gal 20-15 km kažkur. Tai pavažiuoti tenais, pavažiuosim gal iki tokių paplūdimių gražių. Praeitą kartą buvom, bet dirbom, tai toks skubėjom, bet rytoj turim išeiginę. Tai bosas sakė daug nedirbti, nepersidirbti, nu, tai taip ir padarysim. Nepersidirbsim. Blokuoja, net neleidžia dirbti. Nėra čia pavažiuoti, ne? Net dirbti negalima. Tai jo, tikriausiai tiek ir žinių. Daugiau nieko mandro iš tikrųjų. Pavalgiam sotus. Gaila rytoj, kad nedirba virtuvė viešbutį, tai reikės kažką savo konstruotis arba kažkokios kitokios vietos ieškoti. Bet paskui pirmąjį, antrąjį, trečiąjį, iki trečiąjį užsibukinom, tai realiai 5 dienas nuo šiandien, nuo šeštadienio. Bet tikriausiai reikės prasitęsti, tai aš tikriausiai pabandysiu tą darbą savo atlikti, ką turiu atlikti, tai savaitės pabaigoje, savaitę atbūsiu ir man atrodo, kad aš varysiu iš čia. Nafik. Ir turiu sugalvojus, tai šausiu prie to pačio į Stokholmą, tai vieną kartą tik pravažiavau Stokholmą, tai varysiu iki Stokholmo, gal paturistausiu, žodžiu, nieko dar neskau, nepasakosiu, nes paskui dar taip neįvyks. Tai va, ačiū, kad žiūrit, share, like, subscribe. Be to, ten kai sakėt, kad laikui bėgant nutrūks, tai
Nu, tikėkime, kad ne. Turi labai daug visokių idėjų, tai žiūrėsim. Čiau.